Sveiki, labą dieną. Elektroninė prekyba juda labai dideliu greičiu. Ir per pastaruosius keletą metų, sakyčiau, kad joje atsirado daug įdomių pokyčių. Apie juos ir pakalbėkime šiandien. Aš esu Simas Šarmaičius. Mano pagrindinė veikla yra SEO elektroninės prekybos agentūra. Ir kaip prieš tai buvęs kolega sakė, kad nedaryk kitų darbų ir fokusuokis į vieną dalyką, aš taip nedarau. Aš kartu pasifokusuoju ir į strategijas, ir kartu dar esu Vilniaus universiteto verslo mokyklos dėstytojas, magistro studentam dėstantis elektroninės prekybos kursą. Taigi, mano elektroninės prekybos strategijos remiasi tuo, kad internetas yra laisvas. Tai yra, mes esame laisvi piratauti ir žiūrėti, ką daro visi kiti elektroninės prekybos verslai, kurie mus supa. Ir šiuo metu mes turime per pastaruosius 2 metus atsiradusias 2 didžiulės, labai greitas elektroninės prekybos piranijas, kurias jūs jau šioje konferencijoje ir girdėjote. Viena jų yra Shein. Čia matome pirmaujančias elektroninės prekybos aplikacijų atsisiuntimus pasaulyje. Ir aplikacija yra ta vieta, į kurią žmogus ateina, dažniausiai perka ir elektroninė parduotuvė joje užrakina tą vartotoją. Tad viena iš jų yra Shein, antroji yra Temu. Manau, didžioji dauguma jūsų ją žino ir šiandien apie jas šioje konferencijoje taip pat buvo nemažai kalbėta. Šias 2 platformas sieja vienas labai įdomus faktorius. Pasižiūrėkime šitą video. Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can have it. Ooh, ooh, Temu. Ooh, ooh, Temu. All of my wishes came true. Shop like a billionaire. Shop like a billionaire. Ooh, ooh, Temu. Ooh, ooh, Temu. Download the Temu app and shop like a billionaire. Šitos platformos išpildo mūsų svajonę jaustis kaip milijardieriais. Ultra žemos kainos įtraukia mus pirkti produktus, kurių kartais mums gal ir ne visai reikia. Taip pat šitos platformos yra pasaulinės, jos auga viso pasaulio mastu, tai yra ne tik Kinijos, bet ir Lietuvos, Amerikos ir visų kitų šalių. Turi didelį, žiauriai platų asortimentą ir taip pat taikosi į jautriausią auditoriją, kuri negali atsispirti šiam dalykui, tai yra Z karta. Kas įdomu, žiūrint elektroninės prekybos trajektorijas, jeigu žvelgime dar žingsnių į priekį, mes matome, kad naujoji karta, kuri ateina į pasaulį, yra alfa karta. Ir alfa karta yra didžiausia auditorija pasaulyje per visą laikmetį. Būtent šita karta, dabar tie, kurie dirbate elektroninėje prekyboje, galite sulaikyti kvapą ir paskaityti šią žinutę. Tai yra karta, kuri yra apsėsta apsipirkinėjimo iš savo tėvų pinigų. Tai mums reikia turėti pinigų ir tikėtis, kad ateityje vaikai juos irgi galės uždirbti. Apskritai, kalbant apie elektroninę prekybą, galima sakyti, kad elektroninė prekyba vienu principu visiškai nepasikeitė. Tai yra Amazon principas, kuris buvo prieš tai sukurtas Jeffo Bezoso, išliko iki šiol ir jis galioja visiems. Shein, Temu platformai, Amazon platformai ir tas principas yra labai paprastas. Svarbiausia yra vartotojo patirtis. Iš vartotojo patirties, jeigu jinai yra gera, ateina lankytojų srautas. Lankytojų srautas prikviečia pardavėjus, kadangi jie žino, kad galės parduoti savo prekes didelį auditoriją ir uždirbti daug pinigų. Ir kadangi mes turime daug pardavėjų, didėja asortimentas. Ir šitas ciklas sukasi ir inerciškai judina verslą į priekį beprotiškai dideliais žingsniais. Iš viso to įmonė turi mažesnės sąnaudas, tai yra pradeda veikti masto ekonomija ir kadangi įmonė turi mažesnės sąnaudas, kartu gali pasiūlyti mažesnės kainas, kas vėlgi įtakoja vartotojo patirtį. Tai yra elektroninės prekybos modelis, kuris veikia jau daugelį metų, kuriuo taip pat remiasi Shein, Temu platformos. Tačiau šiandien aš noriu pasižiūrėti į keletą dalių iš šitos platformos. Pirmiausia, aš noriu pažiūrėti į vartotojo patirtį ir kaip vartotojo patirtį keičia ateinančios naujos platformos, naujos elektroninės prekybos piranijos. Ir taip pat šiek tiek pažiūrėti į lankytojų srautą, nes mes puikiai suprantame, kad jeigu mes neturime lankytojų, mūsų elektroniniai parduotuvė, mes neturime ir pardavimų. Ką Jeffui Bezosui manai apie tai?
Jeffas sako, kad važiuojam. Taigi, pirmas dalykas, įdomus dalykas, kalbant apie elektroninę prekybą, kad elektroninėje prekyboje priimdami sprendimą pirkti, iš tikrųjų sprendimą pirkti priimame ne mes. Mes perkame prekes, pasirenkame kainą, kurią galime mokėti, tačiau jeigu mes kalbame apie šių laikų elektroninės prekybos platformas, viską už mus pasirenka algoritmai. Kadangi elektroninės prekybos platformos yra didžiulės, jos yra milijonai prekių, vienoje kategorijoje yra tūkstančiai, dešimtis tūkstančių prekių, iš esmės tie algoritmai mums parenka tai, kas mums atrodo, kad mums yra tinkamiausia. Ir jeigu mes pažvelgtume į skirtingas elektroninės parduotuvės ir kaip atrodo vartotojų patirtis tose elektroninėse parduotuvėse iš prieinamų duomenų, kuriuos mes galime paimti ir pasimtume Pigu.lt, lietuvišką pavyzdį, pasimtume Temu ir pasimtume Amazon, mes pamatytume labai įdomų dalyką, kad vidutinė trukmė didžiausia yra Amazon platformoje. Peržiūrėtų puslapių skaičius didžiausias yra Amazon platformoje, atmetimo rodiklis, kiek žmonių lieka svetainiai, didžiausias yra Amazon platformoje. Ir mes matytume tą tendenciją, kad didžiausia platforma, kuri yra seniausia, atrodytų viskas joje yra geriausiai. Ir net jeigu mes paimtume svarbiausią rodiklį elektroniniai prekybui, tai kiek iš visų tų lankytojų žmonės perka, tai mes pamatytume, kad vidutiniškai Amazon iš tų duomenų, kurie prieinami ir nebūtinai yra visiškai tikslus, bet maždaug perka 10-15. Jeigu jie yra lojalumo nariai, Amazon platformoje perka net 74% lankytojų. Tai yra beprotiškai dideli konversijos rodikliai. Jeigu mes pasižiūrėtume į platformą, kuri ateina ir į Lietuvą, ir į visą pasaulį Temu, jos konversijos rodiklis yra apie 5%, kas nėra labai įspūdinga, turint omeny, kad jų kainos yra ultra žemos ir žmonės labiau linkę pirkti prekes, kurios yra mažos kainos, nes tu rizikuoji mažų pinigų kiekių. Tačiau vis dėlto visi kiti rodikliai nėra tokie geri. Ir jeigu mes dabar pažiūrėtume, kaip veikia tie algoritmai, mes aišku negalime tiksliai jų žinoti. Ir kartais yra net spėliojama, kad pačios platformos iki galo nežino, kaip tie algoritmai veikia, dėl to, kad viskas sukasi dirbtinio intelekto pagalba. Vis dėlto tam tikri kriterijai gali būti pastebėti. Tai yra vartotojo naršymo istorija, pardavimų istorija, panašumas su kitais vartotojais ir turbūt svarbiausia atsiliepimai bei konversijos rodiklis. Tačiau papildomai einant į tuos veiksnius, apie kuriuos mes galbūt ir nesusimastome ir kuriuos turi platformos, tarkime, tokios kaip Temu, tai yra taip pat rodiklis kaip kainų jautrumas. Tai yra, jeigu kolega yra mažiau jautri kainai, jai rodys brangesnės prekes. Jeigu kolega yra labai jautrus kainai, jam rodys pigesnės prekes. Arba tokie dalykai kaip vartotojo socialiniai pasidalinimai, arba geografinė lokacija. Nuo geografinės lokacijos priklauso, kiek reikės iki jūsų pristatyti tas prekes. Taip pat įeina į tą algoritmą, kurį formuoja, kokias prekes mes matome kiekvienas iš mūsų personalizuotai. Galiausiai, jeigu daeiname iki tokių platformų kaip Shein, tie algoritmai veikia taip, kad jie netgi analizuoja duomenis iš visų socialinių tinklų ir atrenka prekes, kurias platforma turi gaminti ir pardavinėti savo klientams. Jeigu eitume dar žingsneliu į priekį kaip vartotojai ir ką visą tai mums duoda, mes galėtume pastebėti, kad jeigu mes šiuo metu ateiname į elektroninės parduotuvės titulinį puslapį, dažniausiai mes matome prekes kategorizuotas pagal tam tikras kategorijas. Sportas, laisvalaikis, turizmas, toliau baldai, svetainė ir taip toliau. Jeigu mes ateiname į Temu platformą, kurioje yra begalės prekių į tą patį titulinį puslapį, mes pamatome, kad realiai kategorizavimą atlieka algoritmas. Mes nebeturime kategorijų pagal tai, kokio tipo prekės čia yra. Viskas yra vienas feedas, kaip socialinėme tinkle, kuriame algoritmas atrenka tai, kas mums yra aktualiausia. Ir tai yra vienas iš pokyčių, kurį atneša Temu į rinką. Ir tai yra vienas iš pokyčių, apie kurį mes negalime būti tikri, ar tai yra dėl to, kad jie yra žemos kainos platforma, ar tai tinka ir daugiau skirtingų elektroninės prekybos verslų. Lygiai taip pat, jeigu mes ateiname į kategoriją ir žiūrime prekes, bandome surasti tai, kas mums patinka,
mes galime pastebėti, kad vėlgi viskas veikia socialinės medijos principų. Tai yra mygtukas daugiau, kurį paspaudus atsidaro didesnis prekių kiekis, tačiau jeigu mes spaudinėsim tą mygtuką daugiau, po kurio laiko mes nebeprisiminsime, kurioje vietoje buvo tas produktas, kuris mums patiko, mes nebegalėsim grįžti į tą puslapį. Taigi, jeigu mes praleisim produktą, kuris mums yra svarbiausias, mes iš principo nebežinosime, kaip jį surasti, nebent prisiminsime pavadinimą ar kitą informaciją. Lygiai taip pat, jeigu mes kalbame apie navigaciją, iki šiol elektroniniai prekybai pagrindinė dalis, į kurią vartotojas ateina, yra trikampis, į kurią žmogus žiūri desktopo ekrane ir mes galime matyti, kad šiandien istoriškai būdavo įvairios kategorijos. Tačiau jeigu mes ateiname į Temu platformą, mes galime pamatyti, kad tai yra feedai, perkamiausių prekių, įvertintų ankstyvo rudens pasiūlymų ir taip toliau. Jie nėra kategorizuoti, ko mes norime - laikrodžio, peiliuko, kažkokios grožio prekės. Tai yra tiesiog prekių rinkinys, kur algoritmas mums atrenka tai, kas mums yra aktualiausia. Taigi, algoritmai yra viena iš dalių, kurios ateina į elektroninę prekybą labai stipriai, ypatingai didelėms platformoms ir gali stipriai įtakoti tiek jų pardavimus, tiek vartotojo įsitraukimą pirkti toje elektroninėje parduotuvėje. Dar vienas įdomus dalykas, kalbant apie šitas platformas, kurios ateina ir į Lietuvą, yra tai, kad didžioji dalis elektroninių parduotuvių, kurios yra naujos, susiduria su viena didelė problema eidamos į vairias rinkas ir ta problema yra pasitikėjimas. Tai yra žmogus nėra linkęs pirkti toje elektroninės prekybos platformoje, nes jo nepasitikė. Ir tam, kad mes sukurtume tą jausmą, kad žmogus pasitikė tą platformą, mes turim tam tikrą prasme kažkaip tai save pateikti taip, kad tas atėjęs lankytojas mumis patikėtų. Žmonėsgi patys lankytojai dar nuo senų laikų, 2000 metų apklausa sako, kad jiems pasitikėjimas yra svarbiau negu kaina. Tai yra žmogus taip mano, kad pasitikėti elektroninę parduotuvę yra svarbiau negu nusipirkti kažką pigiai. Kas pasitikite iš jūsų Temu platformą? Niekas? Okay. Iš kokios šalies yra Temu? Kas nors žinote? Kinijos. Teisingai, labai gerai. Reiškia, niekas nepasitikė ir Temu yra iš Kinijos. Gerai. Tiesą sakant, tai nėra tik mūsų tokia situacija. Jeigu mes eitume į Google ir ieškotume informacijos apie Temu, pagrindinės temos yra apie tai, ar Temu galima pasitikėti. Ir viena pagrindinių frazių, jeigu žiūrėti į duomenis, ką lietuviai ieško internete, yra atsiliepimai Temu. Atėję į šitą naujienų puslapį Google galite matyti ne tai, kad klausimus, ar jie yra patikima įmonė ar nėra patikima. Galite matyti idėjas, kad Temu yra kažkas ne taip. Ir tą sako Delfi, TV3, 15 minučių ir kitos platformos. Tačiau, nepaisant to, amerikiečiai eina į Temu, nepaisant to, kad labiau pasitikė Amazon. Lietuviai Temu jau lenkia vieną didesnių Lietuvos elektroninės prekybos platformų varlę pagal lankytojų skaičių. Lankytojų skaičius ir pardavimai neretai yra ne šiaip savo du svarbiausi kriterijai elektroninės prekybos rodikliuose. Ir jeigu žiūrėt, kodėl jie gali sau leisti pritraukinėti tokį lankytojų srautą, net jeigu jis yra ir iš dalies nuostolingas, nes Temu modelis dar nėra pasiteisinęs, ar ne, vis dar ta įmonė yra nuostolinga ir pumpuojama pinigais pinduoduo, tai yra savo tėvinės įmonės Kinijoje, kuri yra didžiausia elektroninės prekybos platforma Kinijoje. Vis dėlto Temu daro kai kuriuos sprendimus, kurie yra kaip pavyzdys naujoms elektroninės parduotuvėms, kurios gali susidurti su pasitikėjimo trūkumu. Prisimenate, kai sakėte, kad Temu yra iš Kinijos. Temu yra iš Bostono. Jeigu jūs ateitumėt į puslapį apie mus ir paskaitytumėt, iš kur yra Temu, jie yra iš Bostono, jie yra iš Masačusetso valstijos. Apie Kiniją čia mes neturime jokios absoliučiai informacijos. Jeigu mes pasižiūrėtume naują dalyką, ateitume į Temu svetainę lietuvių kalba, tai yra naujas dalykas kiniškoje elektroniniai prekyboje, nes iki šiol AliExpress elektroninė parduotuvė buvo anglų kalba, Temu yra lietuvių kalba ir ne tik, kad yra lietuvių kalba, bet jinai turi labai daug įvairių lietuviškų motyvų, nuo teksto iki įvairių vėliavėlių ir pamatysime dar kitų dalykų.
Taip pat Temu apgalvoja visus tuos dalykus, kuriuos mes matome pirmajame Google puslapyje, tas problemas, apie kurias kalba platformos. Tai yra, jeigu mes ateisime čia ir pabandysime registruotis, mes pamatysime žalią užtikrinimą, kad visi duomenys bus užšifruoti. Aš atsisiunčiau aplikaciją. Aš iki šiol drebu, spausdamas mygtuką išjungti registraciją, bijodamas, kad kinai manęs automatiškai neprijungtų prie šitos platformos. Tačiau tokie dalykai kaip įvairios žinutės, jos padeda užtikrinti tam tikrų lygių lankytojų žmonių saugumą. Kitas dalykas, jeigu mes ateisime į prekes ir pasižiūrėsime, ką žmonės apie ją sako, mes ne tik pastebėsime lietuvišką vėliavėlę, lietuviškus vardus ir pavardės, bet ir lietuviškus puikius arba vidutiniškai puikius, bet atsiliepimus apie tas prekes. Ir kaip bebūtų keista, kad didžioji dalis visų tų prekių, kuriomis aš domėjausi, taip pat turėjo kitų lietuvių atsiliepimus. Tai, kadangi čia niekas neperka iš Temu, matyt, kažkokie kiti žmonės iš Lietuvos paliko tuos atsiliepimus, arba galbūt, kaip aš visur prideda, jie nebūtinai yra tikri. Paskutinis dalykas, kurį galima pažiūrėti, jie taip pat turi Temu pirkėjų apsaugos programą, nors nebūtinai jinai veikia ir mes turbūt jo nesužinosime, kol ją nesikreipsime, o jeigu ir kreipsimės, galbūt tai užtruks pakankamai ilgai, kol išsiaiškinsime. Tačiau mes galime eiti per Temu elektroninę parduotuvę ir žiūrėti įvairius taškus, kuriuose vartotojas gali suabejoti šitą elektroninę parduotuvę ir pastebėti, kaip Temu dirba su tais lankytojais, sudėdami įvairias žinutės savo elektroninės prekybos platformoje, bandydamas įtraukti vartotoją, kad jisai vis dėlto nepabijotų ir pasitikėtų pirkti iš kiniškos arba /Bostono elektroninės parduotuvės. Sekanti dalis, kurią taip pat pastebėjau elektroniniai prekybų ir apie kurią kalbėjau dar prieš 7 metus LinkedIno socialinėme tinkle, žiūrėdamas į Kinijos elektroninę prekybą. Ir apie kurią galvau, kad į Lietuvą arba į Europą jinai greičiausiai neateis, nes mes esame labai kitokie nuo tų kraštų. Tai yra papildomas elektroninės prekybos niuansas. Iki šiol elektroninė prekyba turėjo būti pigi ir lengva. Ar ne, jeigu mes ateinam į Amazon ar ateinam į Pigu.lt, mūsų tikslas greitai susirasti prekę, įsigyti kuo pigiau ir iš elektroninės parduotuvės išeiti ir gauti ją vėliau vienais ar kitais būdais. Dabar elektroninė prekyba įgauna dar vieną įdomų poskonį, kuris neaišku, ar jisai bus tendencija, ar tai tik pirmieji pabandymai, tačiau aš jau matau, kad jie atsiranda ir kitose elektroninėse prekybose, tai yra linksmumas. Tai yra tam tikras papildomas dopaminas, kurį atėjęs lankytojas turi gauti, bebandydamas įsigyti tą prekę. Kaip pavyzdį parodysiu, ką turiu omeny, lyginamas Amazon ir Temu. Tai jeigu mes žiūrime į poną Amazon, jis yra rafinuotas. Su juo mes einame pavakarieniauti, užsisakome skanų kepsnį, jis pasiūlo kažką įsigyti ir mes arba įsigijame tą prekę, arba mes jos neįsigijame. Ponas Temu yra toksai maklius. Maklius su maklium yra labai linksma. Jisai tau papasakoja įdomių istorijų, su juo sėdi kažkokioje knaipėje, galbūt vakare dar nueini ir į McDonald'ą, kol galiausiai tas maklius pasiūlo įsigyti, tarkime, savo laikrodį. Jis pasako, kad liko tik vienas vienetas, paskutinis, kur tu jo daugiau neįsigysi, kad yra paskutinė diena įsigyti už tokią kainą, kuri yra 16 eurų. Papildomai pasiūlo nuolaidą, 1,39 € iškrentančiam pop-up'e, bet kai aš kalbu apie tą linksmumą ir žaidimizaciją, jis pasiūlo dar milijoną skirtingų būdų, kodėl tu turėtum pirkti šitą laikrodį. Pasiūlo tau bonusus, papildomus kuponus, pasiūlo išsukti ratą, galbūt tu laimėsi tą laikrodį nemokamai arba gausi papildomą nuolaidą tam laikrodžiui, pasiūlo sudalyvauti viktorinai, pasidalinti su draugais ir gauti papildomai mažesnę kainą, ar tiesiog pradeda eiti laikrodukas, kad žiūrėk, jeigu tu galiausiai neįsigysi šitos prekės, ją kažkas įsigys kitas. Ir tai yra naujo elektroninės prekybos tendencija, kuri arba įsivyraus, arba jinai liks tokia, kokia yra dabar. Tačiau pagrindinis būdas, kaip ją atpažinti, jeigu man reikėtų daryti elektroninę parduotuvę šiuo momentu, aš sakyčiau, o kaip mes renkame prenumeratorius mūsų elektroniniai parduotuvė? Ar tai yra tiesiog iššokantis langas, kuriame vartotojas turi įvesti savo elektroninį paštą ir tikėtis laimėti tą prizą kažkada mėnesio gale, kuris bus paskelbtas socialinėje erdvėje? Ar tai yra daugybė įvairių žaidimų ir kitų būdų, kurie tiek bando ištraukti to vartotojo elektroninio pašto adresą, tiek bando jį galiausiai įtikinti pirkti su papildomais bonusais, kuriuos tas žmogus gauna? Einant toliau prie lankytojų srauto,
Čia niekas pernelyg nesikeičia, išskyrus vieną dalyką, bet pradėkime nuo Google. Nuo 2002 metų visa esmė yra, kad mes googlinam ir per googlinimą randam prekes ir kategorijas. Google'as išbando daugybę būdų, kaip patobulinti tą Google paieškos sistemą. Google'as pabandė tokius dalykus kaip prekių pristatymas, pabandė būti pristatymo įmonė, bet jiem nepavyko, nes Amazonas turėjo geresnę logistiką ir šiaip natūraliai labiau tiko tokiam verslui. Jie pabandė leisti tam žmogui įsigyti prekes tiesiogiai iš Google sistemos, bet įmonė suprato, kad Google nupumpuos dar daugiau jų duomenų ir nenorėjo tuo funkcionalumu naudotis. Todėl prie ko mes galiausiai likome, kad Google tapo paieškos varikliu ir jie tiesiog bando surasti būdą, kaip padaryti iš tikrųjų natūraliai tą paiešką patogesnę elektroniniai prekybai. Ir vienas įdomiausių dalykų šiuo metu yra elektroninė parduotuvė atitinkantis paieškų produktų pateikimas. Produktų pateikimas, kuriame galima filtruotis kaip įprastoje elektroniniai parduotuvėje produktus pagal savo parametrus. Tai nėra funkcionalumas, kuris yra prieinamas Lietuvoje, tačiau greičiausiai jis kažkuriuo metu bus ir čionais. Dar vienas įdomus dalykas, jeigu mes kalbame apie googlinimą, tai yra dirbtinis intelektas. Ir dirbtinis intelektas Google paieškos sistemoje yra, manoma, bus vienas didžiausių pokyčių ir jau yra vienas didžiausių pokyčių nuo mobiliųjų išmaniųjų telefonų atsiradimo, kai mūsų naršymas persikelia iš desktop kompiuterių į mobiliuosius įrenginius. Čia šiuo atveju, ką mes turime didžiausią pokytį iš Google perspektyvos, tai yra AI overview langai. Tai yra, jeigu mes užduotume klausimą, vėlgi Lietuvoje kol kas dar to nėra, bet tarkime Amerikoje, klausimą Google'oje apie tai, kas mums rūpi, Google'as nebeišduotų tokių mėlynųjų nuorodų su didelė dalimi mūsų paieškų, jis tiesiog mums atsakytų į tą klausimą, remdamasis įvairiais šaltiniais internete. Kokie rezultatai yra šiuo metu, paskutiniais duomenimis, kurie buvo praeitą savaitę ir analizuoti vienos digital agentūros, -10% lankytojų srautas visoms paieškoms, informaciniams paieškoms, įvairiems portalams ir įvairiems naujienų portalams, žinių portalams, kurie turi įvairius straipsnius jų svetainėse. Taip yra todėl, kad žmogus perskaito šią informaciją ir jam niekur eiti toliau nebereikia. Jisai tiesiog turi informaciją, o vėliau esančios įvairios nuorodos iki jų tiesiog nedaeina. Kaip tai įtakos elektroninę prekybą? Galimai šitas metodas bus naudojamas, pavyzdžiui, kai žmogus paprašys palyginti prekes arba palyginti kainas arba paprašys 3 prekių rekomendacijų. Šis metodas dirbtinio intelekto atrinkta informacija iš interneto gali būti panaudota. Ir čia, su kuo mes galime susidurti, kad didesnės elektroninės parduotuvės vėlgi gaus tam tikrą pranašumą prieš mažesnėsis. Paskutinis dalykas susijęs su lankytojų srautu, tai yra skrolinimas. Jeigu seniau buvo mano karta viską pradėjo nuo googlinimo, dabartinė karta, Z karta jau eina į skrolinimą, 40% Z kartos žmonių pagrindinių būdų apsipirkti internete, rasti informaciją apie tai, ką pirkto laiko skrolinimą, tai reiškia socialinius tinklus. Ir čia šiuo atveju mes galime žiūrėti priekį į alfa kartą, kuri yra visiškai išmaniųjų telefonų, kompiuterių ir panašiai karta, kuri be abejonės tą skaičių dar stums į priekį. Taigi, jeigu mūsų elektroninė parduotuvė iš principo yra priklausoma nuo Google ir Google paieškos ir mums nelabai sekasi socialiniais tinklais parduoti mūsų prekių, ilgajame laikotarpyje perspektyvose mes galime susidurti su problemomis, nes Google'as tiesiog po truputį išeina iš mados, jis tampa nebemadingas eiti ir ieškoti tenai informacijos jaunai kartai. Taigi, reziumuojant, mes turime metodą, kuris veikia ir veikia vis dar elektroninėje prekyboje, dėl kurio atsiranda Šeinai, Temu ir kitos elektroninės prekybos platformos. Mes kartu matome tam tikrus pokyčius ties vartotojo patirtim, kur labai didelė įtaka didelėse elektroninėse prekybose daro algoritmai, kurie verčia mus pirkti tai, ko mes galbūt net nenorime, arba pasirinkti taip, kad mes net nepajaučiam, kaip algoritmai pasirenka už mus. Mes galime išspręsti naujų elektroninių parduotuvių patikimumo klausimus įvairiais būdais, kuriuos rodo Temu. Ir galimai mums gali pirkti reikėti internete, bet tai bus mums labai linksma ir smagu. Jeigu kalbame apie lankytojų srautą, čia nieko naujo, yra googlinimas, yra scrollinimas, bet googlinimą po biškį išstumia scrollinimas ir čia yra ateitis.
Reikia sakyti, kad ne visi verslo pavyzdžiai pasiteisinę. Temu yra vis dar pirmoji fazė ir neaišku, kas su jie gausis, atėjus į Lietuvą ir atėjus į visą pasaulį. Ne visi sprendimai tinka kiekvienam verslui ir ne visi gali turėti pakankamai išteklių ar duomenų, kiek turi didžiosios elektroninės prekybos platformos. Bet kaip aš sakau, visada geriausia yra eksperimentuoti, bandyti ir tada gali atrasti tai, ko apie tai net nesitikėjai. Ačiū. Ačiū, Simai. Turime keletą klausimų tau. Atsidarant naują elektroninę parduotuvę, kokią platformą rekomenduotum elektroninės parduotuvės kūrimui, kad būtų paprasčiausia pritaikyti algoritmus pagal kliento elgseną? Tai jeigu mes kalbame apie elektroninės parduotuvių platformas, vis tiek įvairūs algoritmai geriausiai veikia didesnėse platformose. Tai tos platformos gali būti custom, tai yra Sylius sukurtos ar panašiom technologijom, Magento, PrestaShop ir panašiais. Ir kitas dalykas, visada tokiose platformose tu gali prisidėti papildomus įskiepius. Netgi čia pačioje mes turime vieną įmonę, Lupa, berods vadinasi, kuri leidžia elektroniniam parduotuvėm reitinguoti prekes jų kategorijose. Tai tu tiesiog gali įsidiegti tą funkcionalumą į didelę dalį elektroninių parduotuvių ir naudotis tuo privalumu. Ačiū. Kaip pats matai e-komercijos rinką po, čia taip greitai viskas keičiasi, bet tarkim po 5 metų, ar ne? Aš įsivaizduoju pagal tai, kas dabar vyksta, nes negali nuspėti kažkokių visiškai naujų dalykų, tų juodųjų gulbių, kurios dar neatskrido. Bet pagal tai, kas dabar vyksta, viena tendencija labai aiški, kad Kinijos elektroninės prekybos platformos eina pasauliniu mastu ir galimai jos ir Lietuvoje užims ne tik varlę lenks, tai yra gali būti arčiau ir visų kitų elektroninės prekybos platformų. Ir tas užsienis jis bus vis arčiau ir vis didesnė konkurencija Lietuvoje bus ne tarp lietuviškų iš tikrųjų elektroninių parduotuvių, tarp užsienietiškų elektroninių parduotuvių, kurios ateis ir konkuruos čia su mumis. Kažkaip grėsmingai skamba. Įdomiai. Tai kiek pasitikėjimas vartotojams yra svarbus? Pavyzdžiui, Temu yra antroje vietoje, ar ne? Po Amazon, čia prieš tai irgi dalinosi, kad pagal lankomumą netgi pasaulyje. Tai kokia reikšmė tada tam pasitikėjimui produktų kilmė turi šių dienų realybė, nes matėme, kad jie tiesiog meluoja, ar ne? Jie pateikia informaciją taip, kaip jiems patogu. Ir jeigu jie apgaulę apeina, tai kaip sąžiningiems verslams konkuruoti? Gal turi kokių patarimų? It's fake it till you make it yra toks vienas geras požiūris ir tas fake it till you make it reiškia, kad iš pradžių tu feikini, kol tu netampi tuo, kuriuo iš tikrųjų galima pasitikėti. Ir manau, vienu momentu, jeigu tu iš tikrųjų sufeilinsi per visus tos pasitikėjimo kriterijus, kuriuos tu čia parodai šito elektroninio, tu tiesiog neišgyvensi, Temu tiesiog nebebus. Tai aš sakyčiau, jie dabartiniu atveju feikina, bet jie iš tikrųjų gali užtikrinti visus tos dalykus, kuriuos aš čia pasakau ir ką aš manau, kitos elektroninės parduotuvės tam, kad galėtų išsiplėsti ir auginti savo rinkos kitose šalyse irgi lygiai taip pat gali padaryti ir pasinaudoti. Tai reiškia, nereikia meluoti, reikia tiesiog žinoti, ką pasakyti klientui ir bandyti iki to pačiam daugti tame procese. Supratau. Ačiū labai. Turim dar kelis klausimus, pasistengiam greitai. Kur galima rasti elektroninės komercijos verslų naujienas internete? Tiek Lietuvos, tiek užsienio puslapiai. Aš asmeniškai galiu parekomenduoti Juozą Kaziukieną, kuris čia buvo prieš tai šitoje scenoje. Aš beprotiškai mėgstu perskaityti jo naujienlaiškius apie pasaulinę elektroninę prekybą ir kaip jinai keičiasi. Financial Times yra kita dalis, kuri dėl tiek daug nerašo apie elektroninę prekybą, bet kai parašo, būna labai vertingos ir įdomios įžvalgos, unikalios įžvalgos, kurių kitur negausi. Ir jeigu mes kalbam apie Lietuvą ir lietuvišką turinį, turbūt Verslo žinios yra tas turinys, kuriame gali kažką atrasti. O toliau jau ieškai specifinių tuo, ko tu domiesi. Ačiū tau labai. Ačiū. Ačiū labai.